Irina, labas. Labas, aš ne Ką? Irina. O koks tavo vardas? Mano vardas Julija. Koks? Julija. Julija. Iš kur jūs? Aš iš Olandijos. O jūs gimėte Lietuvoje? Taip. Mm. Aš gimiau Druskininkuose. O, geras miestas, aš ten buvusi. Geriausias miestas. Aš O, dabar, aha. aš dabar gyvenu Kaune. Kaune, aš gyvenau Kaune 7 metus. Mm. Nuo 7 metų iki 14 gal ar kažkas tokio. Mm. Aš Lietuvoje gyvenu 7 metus. 7 metus. O iš kur pati būsite? Aš gimiau ir užaugau Kazakstane. Oho, geras. Geras, nesitikėjau. Man labai patinka gyventi Lietuvoje. Geras, kaip fainiai, labai smagu girdėti, iš tikrųjų ir tavo kalba per 7 metus, tai tu, manau, labai superiniai išneki. Nu, aš mokusi lietuvių kalbą, aš mokusi. Jo, nu tai aš matau, kaip tu šneki, bet labai gerai, nes lietuvių kalba ganėtinai sunki. Nu taip, aš dažnai kalbu su klaidomis. Jo, bet viskas gerai, čia normalu, svarbiausia šnekėt, bandyti ir... Ačiū. Šaunuolė, mano rusų labai blogai, bet aš ten noriu išmokti, nes kažkaip taip čia Olandijoje labai daug. Žodžio, į Lietuvą net nešnekėjau rusiškai, bet kai atvažiavau į Olandiją, tai jau pradedu šnekėti, bet ne taip gerai, kai va draugas šneka gerai, bet aš ne. O kiek metų jūs gyvenate Olandijoje? Olandijoje aš jau čia nuo 2017 metų, bet su pauzėm, tai jau galima sakyti 8 metų. Į kaip ten? Gerai, darbai, viskas gerai, orai gerai, žmonės gerai ganėtinai, šiaip viskas kaip ir gerai. Šiaip viskas kaip ir gerai, tik olandų kalba man labai sudėtinga, nenoriu mokintis ir nemanau, kad jau ilgai gal būsiu čia kažkaip. O jūs norite po to grįžti Lietuvoje? Galvoju, ar į Lietuvą važiuoti, ar kažkur kitur, dabar biški mano gyvenime situacijos tokios pasikeitė, tai nežinau dabar, ko noriu, kažkoks naujas gyvenimo etapas turi prasidėti. Aišku. Labas. Labas. Iš Kazakstano, tu įsivaizduoji? 7 metus Lietuvoje gyvenu. Labai gerai. Labai gerai. Geras, fainai. Kaip kazakiškai kažką galima mūsų išmokinti kažkas? Labas bus Salem, ačiū bus Rahmet. Rahmet. Geras, fainai. Vardas kažkokias nori. Kai vardas, jo, Rahmet, Rahmedas, jo, Olandijai tai kai vardas būtų čia. Fainai. O jūs dirbate Statybose. Jo, va, parodysiu, ką mes čia statom. Daugiabučiai tokie. Statom mūrininkam langus, statom profilius, statom. Tai bus namas? Arba? Jo, čia daugiabutis. Daugiabutis. Daug daugiabučių. O tu buvai Olandijoje? Ne, aš buvau Lenkijoje, po to Vokietijoje ir Italijoje. Ir viskas. Aha. Supratau. Bet man geriau Lietuvoje, aš čia noriu gyventi, man labai patinka Lietuva. Aš mėgstu vasarą keliauti po Lietuvą. Aš važiuoju, žiūriu, kaip atrodo. Oi, visur buvai. Ne visur, aš anksčiau gyvenau Alytuje ir ten, kur Dzūkija, taip, ten, kur Dzūkija, aš ten galvoju, kad visur buvau Dzūkijoje. Dzūkijoje. Aš Dzūkas esu. Ir man patinka Druskininkai, man patinka Marijampolė, geras miestas. Tauragė. Mano miestas. Vilnius geras. Vilnius geras. Rusiškai, lenkiškai. Ten miksas. Aš dabar gyvenu Kaune. Ir čia visur visi kalba tik lietuviškai. Taip, Kaune visi tik lietuviškai. Taip, man labai patinka, nes tai gera praktika kalbėti lietuviškai. Jo, gera praktika. Teisingai.
Nu, Taip. jo, labai gerai išmokyti. Geras, fainai. Fainai. O koks tavo vardas? Julija. Julija, tai pamiršau. Aš girdžiau iš Sonės. Jo, aš taigi sakiau, Julija. Koks jūsų vardas? Mano vardas Einoras. Mano paprastas Andrei. O, Andrėjus. Andriukas. Ne, lietuviškai Andrius. 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 lietuviškai. O taip, Andrei. O jūs esate Lenkas ar Rusas? Aš miksas, rusas, baltarusas. Aišku. O gimėte Lietuvoje, taip? Jo. O, puiku. Lietuva, Vilniuje aš gimiau, ten ir gyvenau. Nu, taip išėjo, kad buvo ten, visa buvo viena Rusija, tai žinai ten. O jūs esate lietuvis, taip? Lietuvis. Aš 100% lietuvis. 5 kilometrai nuo Belarusijos, bet aš nešneku nei rusiškai, nei... Nu, biškai tiesiog. Angliškai ir lietuviškai. Olandiškai šiek tiek. Aš irgi biškai šneku. Jisai šneka 5 kalbom laisvai. Lenkiškai, rusiškai, olandiškai, angliškai ir lietuviškai. Puiku. Visai nieko. O kur jūs buvote? Kaip, kur buvom? Čia? Ne. Lenkijoje ten. Aš Jisai tai keliu. visur. Man čia mano hobi keliauti. Keliauti. Mano hobi maistas, sportas ir keliauti žiūrėti kitas šalis. Ir moterys. Kultūrą aš mėgstu pažiūrėti kitą, kaip žmonės gyvena, ką valgo. Makaronį, spagetį, moterys. Moteris, čia normalu. Aš kaip vyras, turėtų patikti moteris, ne? Aš galvoju, čia normalu, kad man patinka moteris. Ir ne. Aš pirmą kartą buvau Nidoje. Ryga. Ne, Nidoje. Ai, Nida, Prie Nida, Baltijos labai. jūros. Labai gaila, kad pokalbis nutruko. Parašykite man komentaruose, kaip aš kalbu lietuviškai. Man bus labai įdomu paskaityti. Zdarovo. Labas. Labas. Žiūrėk, nepraskėpėk, aš tau turiu komplimentą gražų. Ačiū. Žiūrėk, tu plaukai žiūriu, nesusišiaušia, kai tam kitų, karočią, šiaip veids blizg. Ir tokia, proporcinga mergina, matau esi. Kur tu gyveni? Aš gyvenu, o koks skirtumas atvažiuot, nori svečius agirti. Ne. Nori? Man įdomu. Kur? Tai jeigu neatvažiuosi, tai pričom aš turiu savo lokaciją, kažkam dalintą agirti. Aš gyvenu Kaune. Eik, tu Kavenskai. Atsiprašau už tą žodį, nes aš esu iš Kauno apskrities. Kaune gyvenau gal pusę metų, bet man, nelabai ten sekės gyventi, tai teka grįžti atgal, karočią. O kiek tavo metų? Ant 2-1 lipu, karočią man atvačiuoju. Jaunas. Labai nevistai čia protą girdit. Tu nesi sena, kiek tau kurva? Aš 2-5 max, blėtų, vapšiena. Man? Labas vakaras. Sveiki, gyvi. Labas vakaras, įdomu, su kom čia kalbam. Kiek jie? Kaip tu? Žiūrėk, 12,5 metų gal, 12. Aš šiaip labai jauna, atsiprašau, vyresnė. Kur jūs gyvenate? Klaipėda. Aš iš Kauno. Iš Kauno, tai Kavenskė, davai. Karočią, davai, pagalvary, galim pabazarint. Ko tu kūrų iš karto telefoną čiumpina, davai, pabazarint. Ko jūs norite? Apie ką kalbėti? O tu lietuvė? Ne, aš gyvenu Lietuvoje 7 metus. Aha, jau akcentas yra, taip. Taip, yra akcentas. Kada aš pasakiau, kad aš iš Kauno. Kodėl tokia reakcija? Kaunas, nes tai yra Kavenskai, tai... Klaipėda, Kaunas. Ir ką? Ne, čia viskas gerai, tu nekreip dėmesio, viskas хорошо. Aišku. Norėt. Draugai, kodėl tokia reakcija, kai žmogus sužinojo, kad aš esu iš Kauno, parašykite atsakymą man komentaruose.
Ačiū Jums, viso gero, iki pasimatymo.